fizinių išbandymų, tiek psichologinių išbandymų labai daug. Viskas tik tai sunkės. Kad tikra, atrodo, gal kažkas tikra bus susimuot prieš manim. Tai jau daro sunku. Elas pirmas. Šaunuolis. Labai gerai jaučiuosi. Just. Ką lėmė mano sprendimas, tai buvo tiesiog žiūru. Aš jau nežinomybė, buvo visiškai daug visokių minčių. Galų gal aš iškritau, gal jis mane pasirinko ir vyko taip pat kaip su Sergejum. Kai supratau, kad eisim į lauką ir mes gavom tą laiškelį su nuotrauka ir pažymėtų X-u. Tai aš supratau, kad kažkas vyks tenais, nežinau, kas bus, gal mane prirakins prie medžių, gal kažkas čia mane turės gelbėt, gal aš turėsiu kažką gelbėt. Ir tada aš jau tada supratau, kas bus. Bet po to einant, aš pamačiau žvakes aplinkui ratu ir pamačiau tą karstą. Justei buvo duotas pasirinkimas – valandą laiko išbūti užkastai ir grįžti į dvarą arba palikti šou. Ir Justės sprendimas buvo priimti šį iššūkį. Žinau, kad ten reikės išbūt valandą laiko. Buvo didžiulė baimė, nemeluosiu tikrai. Bet ar jūs tikrai esate tikri, kad už valandos laiko aš čia nepadusiu? Ir buvo tokie pasvarstymai, galbūt pasakyti ne. Toks jau buvo ant klaustuko. Bet jau galvojau, tiek praėjau, reikia eiti iki galo. Pagulė lovai, viskas. Aš bandau susikaupti mintyse. Ir įsivaizduoti, kad aš tiesiog esu kažkur lovai ir tiesiog esu už durų. Viskas bus gerai. Svarbiausia, reikia ramiai kvėpuoti. Čia niekas tikrai neatsidarys, kad ir kaip norėčiau. Gerai šiek tiek. Aš neįsivaizduoju, ar čia man kažkas išgelbės ar neišgelbės. Bet ką galiu pasakyti, tragiškas jausmas. Visiškai tragiškas jausmas gulėti po žeme, užkastam. Kol Justė atlieka išlikimo užduotį po žeme,
Likę dalyviai džiaugiasi pasiekę finalą, bet gal švęsti dar per anksti. Tai aš dar vakarą sakiau, aš turėjau nuojautą, kad kažkodėl finale bus 2 žmonės. 2 žmonės. Bet kai viskas išsirutulios, tai gyvenime nebūčiau pagalvojęs. Mes čia, mes jau tikrai finale. Nežinau, ar pavyks ištverti. Galbūt manęs kažkas ateis išgelbėti. Aš labai tikiuosi, kad tai bus anksčiau negu valandą laiko, nes nieko negaliu padaryti pati. Arba išbūti, arba ne. Žandas nuo šypsenų skaudės konkrečiai. Aš taip tikėjau, tu net neįsivaizduoji. Aš vos net nesimeldžiau, žinok jau. Aš tarim sakau. Ne, nesimeldžiau, bet žiauriai tikėjau, kad neiškrisiu. Gal mane draugai išgelbės. Man pradžiai dar nieko, bet nežinau, kaip bus po pusvalandžio laiko. Man nučiuoš stogas tikrai. O gal net ir 20 ar 15 minučių, aš neįsivaizduoju. Toks jausmas, kad niekada iš čia neišeisiu. O dar tik tais, nežinau, visiškai laiko nuovokas nėra čia. Kai guliu po žemę. Tragiškas jausmas. O viešpatie, geriau tiesiog nesidairyti. Įsivaizduoti, kad aš tiesiog žiūrovai. Žinok, aš negaliu patikėti. Ne, aš galiu patikėti. Bet tiek džiaugsmo. Jaučiu vieną žiauriausių išbandymų, kurį teko čia patirti per visą šitą laiką. Ir net nežinau, ko tikėtis. Nelinkėčiau nei vienam iš tikrųjų patirti šitą jausmą. Atrodo, po biškį, kad darosi mažiau vis oro. Vis mažiau oro. O dar jaučiu nepraėjo nei kokius 5 minutės. Ir čia dabar jau esu tik tais aš ir mano stiprybė. Jaučiu, reikia tiesiog nesiliest prie sienų, prie nieko nesiliest. Nes tikrai jausmas, kad esu palaidota ir net nežinau, kiek iš tikrųjų. Dabar gal susidauž geriau, biškį nugerta? O! Kad dabar į finalą. Nu ir trečią viską dančinksit. Kaip skaniai negaliu. Čia mane veda iš kantrybės. Stengiuosi kuo mažiau kvėpuoti, kuo lėčiau kvėpuoti. Kažkaip susiimti, nes kuo toliau to atrodo dar oro mažiau, bet čia gali veikti tiesiog psichologija. Neįsivaizduoju, ar čia išeis išbūti ir veikti šitą užduotį, bet stengiuosi kiek galiu, stengsiuosi iki galo, kad ir kaip blogai būtų. Aš noriu tai praeiti. Mama, kažkas mūsų kamarį pasikeitė? Aš žinok, tą patį pagalvoju, reikėtų pasižiūrėti, ne? Tai šitas čia gal reikia palikti. Jau daugiau nieko nėra, nieks čia nebeateis. Mes dar gausim. Nieks ne. Bet žiūrėkės vis daiktai dar yra. Visiškai spengianti tyla. Normaliai dar vis bandau susikaupti.
būtinai reikia susikaupti. Būtinai. Šiaip atrodo, kad valanda laiko eina labai greitai. Bet kai esi užkasęs žemė, palaiko nuoka jau dvare. Visai dingus, o čia jinai absoliučiai neegzistuoja. Ir kodėl būtent aš? Jeigu kažkam dangų apsiausins buvo kažkas tampa žemė, kažkur miške ir nežinia, kaip iš čia išeisiu. Tai žinok, tragiškas. Miške naktį. Taip netikėtai gali pasukti ant garo taisyklės. Nemanau, kad tu galvoji, kad tu finale kitą minutę jau guli po žemę. Tik darėm pirmą užduotį kartu, sakėm, viskas bus gerai. Ėjom už rankos susikibę. Tai crazy, oh my god. Aš bandau įsivaizduoti, kad aš esu tiesiog rūstyje. Kažkur tais eina medienos kvapas. Tiesiog rūsyje kažkur tais ir kūno pažemė. Bet kūnas sustingęs. Kojų galai pabiškių žala. Rankos taip pat. Nežinau, geriau matyti šviesą ar nematyti to šviesos. Bet darytis aplinkui tikrai nesidarysiu. Bandau nejudėti. Labai bandau valdyti savo kvėpavimą. Šiek tiek geriau. Paskaičiavimas man nepadėtų. Justė grįžk į dvarą. Tai ką, nesitikėjot manęs? Kaip jautiesi? Žinai, kur aš buvau? Ir aš, kai jinai atėjo, pamačiau jos tas pirštinės ir aš supratau, kad jinai tikrai buvo lauke, kai jinai kažką darė, nežinojau ką, bet tada viskas suėjo, kad mes gavom tą nuotrauką su tuo ir taip ir supratom, kad jinai kažkur buvo lauke ir tą miksė tikriausiai, bet ką darė, dar nesupratom. Tu žinai, kur mane nusintai. Tave nusiuntė. Tu mane nusintai. Kodėl? Kodėl pasirinkai mane? Negalėjau pasirinkti kitaip. Tiesiog negalėjau pasirinkti kitaip. Tu galėjai pasirinkti kitaip. Tu žinai, ką man teko išgyventi? Mane uždarė, mane pakasė.
po žeme karste. Aš turėjau išbūti valandą laiko po žeme karste, užkasta, Čia dėl to tamsoje. šitas laiškelis ir buvo. Tikrai nesitikėjau tokio posūkio, tikrai nesitikėjau, kad mano sprendimas, kurio aš iki galo buvau nesupratęs iki tol, kol negrįžo Justė, kad jisai lems tokį didžiulį išbandymą jai. Ir tu pasirinkai mane, o tu turėjai pasirinkimą pasirinkti ją arba mane. Kodėl pasirinkai mane? Dabar Aš negalėjau. pasakyk, nes tu nežinai, ką aš dabar galiu pasakyti tau. Ir šitas tavo sprendimas lemia irgi kai ką. Aš tau nuoširdžiai sakau, aš turėjau tikimybę pasirinkti, bet aš negalėjau pasirinkti. Aš negalėjau pasirinkti. Kaip tais negalėjai pasirinkti? Aš Pasakyk, kas ten tau buvo užduota. Aš negaliu pasakyti. Aš tau galiu pasakyti tik tais tiek, kad aš negalėjau pasirinkti kitaip. Bet aš žinau kitaip. Aš tau sakau nuoširdžiai, aš negalėjau padaryti nieko kito. Kas įvyko, priklausė tiesiog, negaliu sakyti nuo ko, bet kito pasirinkimo tikrai nebuvo. Tai čia buvo žiauru ir kadangi Elas negalėjo pasakyti, kas buvo, todėl man ir buvo, visą laiką aš ir galvojau, kad jam buvo taip pat, kaip buvo man. Jis ir nesakė ir aš aišku nesupratau ir galvojau, kad bus taip pat, bet buvo visiškai kitaip, jis kažką turėjo pasirinkti, jūs te minėjo, kad jis turėjo pasirinkimą ir jis pasirinko ją. Tai Kaip jautiesi šiuo metu? Nes aš tai išgyvenau pragarą po žeme. Valandą laiko. Beveik be oro. Ir nesitikėjai, kad grįšiu, bet aš grįžau. Aš nesitikėjau, kad grįšiu. Ir aš grįžau dar stipresnė, nes prakenčiau pragarą. Aš galėjau po žemę, karste, užkasta. Valandą laiko. Miške. rimtai. Miške. Bėgau į karstą, guliau. Ir net nežinau iš tikrųjų, ar mane atkas ar ne. Galbūt ta valanda tenais galėjo būti ir 5 valandos, aš galbūt jūs mane kažkas išgelbėsit, aš nežinau. Aš turiu tiesiog gulėti tenais. Oro vis mažėjo su kiekviena minutė, aš jums pasakysiu tai. Ar Justė dabar tapo stipresnė ir silpnesnė, bet kad jinai yra tikrai stipresnė ir ryžtingesnė kovoti, dabar aš manau, kad taip. Tai taip gaunas, kad draugų nebelieka, bet aš prisikėliau iš karsto. Tu išbuvai visą laiką, ne? Taip, net aš nebūčiau grįžus. Tai dabar galit sužinoti, kad aš esu iš tikrųjų stipri varžovė. Tai būkit nusiteikę. Tai emocijos buvo, aš buvau šoko būsenoje, visiškai aš tikrai nesitikėjau, nebūčiau net pagalvojus, kad taip įvyks. Bet vis tiek, bet kokiu atveju, supratom, kad ne dviese, bet 3 esam finale ir vis tiek buvom laimingi. Aš manau, nors visi šoko būsenoje, o Justė tai ypač, jai buvo daug streso. Bet tu jai sakei, Aš jai nieko nesakiau. Aš nieko negaliu sakyti. nes jeigu aš nebūčiau užbuvus, aš būčiau kritus, bet aš dabar esu finale. Ir dabar 3 ar esam, vis dėlto. Tuo prasme, tu juokauji. Stovint vidury miško, ar tu žinai savo užduotį? Sakau, ne. Tu turi valandą laiko išbūti karste. Ar tu pasiruošus? Jeigu išbūni, lieki finale. Jeigu neišbūni, krenti. Bet kai išeidinėjau iš jūsų šūkavimų, supratau, kad jūs supratot, kad jūs dviese finale. Taip, nes aš tai galvoju. Nes aš girdėjau, kaip jūs džiūgavot abudu. Ir tuo metu, kai aš jau laidotės. Taip, mes tai pagalvojom. Aš tai buvau įsitikinus, nes aš galvojau, kad jam buvo panašiai kaip man. Taip. Aš pagal tą prasme jos, kai buvo jos užduotis, kai jinai laimėjo tą savo
įvykdė užduotį. Aš tiesiog galvoju apie rezultatą, nu, ta prasme, kad rezultatas yra toksai pats, supranti. Bet tu galvoji, kad aš negrįšiu. Pagal tai, koks buvo likimas po to, kai Goda išsiuntė Sergejų, ane? Kas buvo, jis išvažiavo. Kai aš grįžau ir parodžiau pirštų į tave, aš galvojau, kad bus tas pats. Aš irgi visiškai buvau įstikinus. Aš net apsiverkiau. Bet tik tais dėl to, kad mes jau matėm analogišką pavyzdį, Jo, kai Goda bet išsiuntė čia- Sergejų. Čia karas nieko panašaus nebūna. Tu turėjai pasirinkimą, bet specialiai padarė man taip. Čia faktas, aš nieko tau nesakau, tu turi pilną teisę galvot, tiesiai tai kaip tu ir galvoji. Nu tai ką? Bet kokiu atveju už finalą. Dabar aš jau tikiuosi, kad tikrai viskas. Dabar aš jau tikiuosi, kad tikrai. Kaip sakant, atsikėliau, tai ir tarsi žodį. Pirmą buvau finale, miriau ir prisikėliau iš naujo. Ir vėl esi finale. Realiai. Nežinau, ar aš išprotėjau, kodėl aš juokiuosi, žinokit. Jaučiu dabar zme. Žinot, tas kaip būna pakrikimo juokas. Jo. Aš įsivaizduoju, kai tu pamatei mūsų veidus, kokie jie buvo. Aš tai apšė buvau apšalus, aš negalėjau žodžiai ištart. Aš tiesiog, tik tu įėjai, aš mačiau pirštinės ir aš iškart supratau, kad kažkas buvo laukia. Jo, mano iškart pačias pirmas mintis buvo. Jūs tai žiauru, tikrai žiauru, kad ateik. Tikrai žiauru. Ne. Dabar gal mes iš rimto galim pasakyti, kad mes džiaugiamės, kad mes visi esame čia dabar rimtai jau. Nu, tikiuosi, kad... Paskutinį kartą čia tokie dalykai. Nu, ta prasme, aišku, žinot, man dabar sunku po tokių pasakymų, žinai. Ta prasme, pasitikėti, žinai, tipo, sunku tikrai ką gali pasakyti. Aš tai tiesiog, wow, ta prasme, aš vahui ir aš tiesiog, wow, nes aš nebūčiau, man atrodo, šitą padaręs gyvenime. Nu, negaliu iš tikrųjų nei pykti, nei ką, ta prasme, tai, nes aš džiaugiuosi savim, kad įveikiau. Tai aišku, tai Tai kiekvienas, ir manau, kaip sakant, kiekvienas sutim džiaugiasi. Nesvarbu, ar čia specialiai mane pasiuntė, ar nespecialiai, Tai, aš vis tiek įveikiau šitą dalyką. tai visiškai. Čia, wow. Tu įveikiai, va, jis šiandien įveikė, aš irgi įveikiau, man irgi šlykštų, tragiško, o dieve, bet aš vis tiek dariau, tipo, kur vis tiek, nesvarbu, žinai, kaip, bet darai. Tai va, tu irgi. Ir mes visi, realiai. Todėl ir esam finale, tai čia tiesiog. Mes tas visai nepamiršom, mes taip sėdėjom čia, bet tavęs taip kažkaip, tai žinai, žiūri, keista buvo. Ir vėl mane pamatėt. Na, aš Aš tai džiaugiuosi. ne, aš nesitikėjau irgi. Aš nesitikėjau, bet Jo. kad tave pamatysim, bet žiūri, džiaugiuosi. Mhm. Eik tu, na, tu prasme, paprastam žmogui pasakyk, kad tave buvo prie kažkokio apleisto dvaro miške užkasę karštai valandai. Bet kai pradėjai girdėti garsą, kaip bet kasa, koks jausmas buvo? Aš įsigandau pradžiai, nes buvo tas toksai, tipo vėl, žinai, su kastuvu toksai, ir tada pradėjo žemės kristi, žinai, ir Nes realiai pradžiai dar netaip krūpčiojau, nes aš buvau pradžiai, kai aš atsiguliau, aš užsidengiau ausis, ta prasme, užsikimšau, kad negirdėčiau to žemės kritimo ant karsto, nes aš galvojau, kad tai gali mane paveikti. Ir aš užsidengiau visiškai, kad negirdėčiau tų garsų, bet po to jau kai atkasinėjo, tai biški taip krūpčiau. Bet aš taip, kai, žinai, išėjau ir aš išgirdau, kai jūs džiūgavot abudu, ta prasme, girdžiu ten tipo šokinėjat kažką, žinai. Aš nežinau, koks siaubas manęs laukia dabar. Aš galvoju, ar aš krisiu, ar aš eisiu kažką tais daryt, bet po to supratau, kad kažkur eisiu. Ir kad kažką tai lems ir jau. Bet supranti, tipo, žinai, čia yra žiauru, nes tu dar girdėjai, tipo, tas džiugiamas lygiai toks pat, žinai, kaip mes trys, kai džiugavom. Žinai, kur tu, tipo, kur atrodo, kad tu jau esi, tipo, saugus, žinai, tai... Ne, iš tikrųjų, nežinau. Jeigu būčiau žinojęs, kad čia iš tikrųjų yra toksai, toks prakeiksmas, toks siaubas, aš nežinau, aš būčiau ėjus, žinau. Jau pradedu net tokius dalykus galvoti.
Iš šono pažiūrėt kitiem tai jaučiu juokinga, žinai. Jo, iš šono, bet jie nesupranta, ką mes jaučiam ir, ta prasme, jie, nežino, kiek mes iš tikrųjų kiekvienas galbūt turim kažkokią tais, paslaptį apie save, žinai. Galbūt mes ne visi esam psichologiškai labai tvirti ir mūsų čia nepaveikia, žinai. Nežinau, ką man daryti dėl to lapo. O kokie variantai? Elas ir Justė buvo gavę slaptus dvaro laiškus, kurie suteiktų pranašumą finale. Elo laiškas jau rastas. Justė savąjį vis dar slepia nuo Godos. Todėl finalinės užduoties užuomina lieka neišspręsta. Jeigu tu tiesiog įsitrauksi, tipo palapintą kažkur padėsi, tai jau bus keista, ta prasme, man tai nekeista, paskui tai bus keista. Jo. Nes jinai, ta prasme, jinai su Viktorija žiauriai daug, jinai manęs kiek klausinėjo jos abidvi kambarį, kiek jos manęs klausinėjo, ta prasme, kaip izoliatoriai kokiam žinai, ir daug kartų tai bandė, o tai tu tipo nieko nežinai apie Justę, tipo, bet Justė turi lapelį. Viktorija ir aš sakau, tu prasme, kodėl tu ištraukai, kad Justė turi turėti lapelį. Bet, sakau, tiesiog tuo momentu tu gali karste, o mes sėdim ant sofos ir geriam šampį. Kai žiauru. Čia taip žiauru. Ir mes nieko nežinom. Mes nežinom. net nesuvokiam, ta prasme, absoliučiai net tokios minties net nėra. Tiesiog mintis buvo, kad tu dar sakei, jinai turbūt dabar apačioje intervą duoda, tipo. Ir vis, žinai, tipo, kad kaip Intervą daviau, aš žinai, kam intervą daviau. Aš po žemė intervą daviau. Bet realiai, tipo, biškį pašnekėjau, pasakiau, kaip ten bandau susitvarkyti su šitą, tipo, situaciją, žinai. Sakau, aš nežinau, ar čia tikrai sakau, laiko nuovoka visiškai dingo. Ar čia kažkas ateis ar neateis, gal čia kažkas išgelbė turi, sakau, nežinau. Sakau, bet bandau lėčiau kvėpuot, kad kuo mažiau sunaudočiau degonės, nes, sakau, nežinau, atrodo, kad ta prasme, aš sakau, atrodo, kad ta šiaip paprasta valanda eina labai greitai, bet kai tu guli po žemę, sakau, tai jinai eina tiek ilgai. Tai va, Vytė? Tai, kad sugulsi į Vytį, prasidės nesąmonė. Aš žinau, kas ruošus. Bandyt miegoti ir negirdėti. Nebus baisu čia vienai, nes jau čia mum. Jeigu ką, rėk. Ateisim su gertuvė. Aš noriu pas tave. Labano žurnalistė. Ką jūs čia darot, blėt? Ką tu pasakai? Ką jūs čia darot, blėt, sakau? Čia mes atsisveikinam. Atsisveikinam? Labanakt. Ai. Aš iš tikrųjų tai noriu, kad čia viskas kuo greičiau pasibaigtų. Nes jau iš tikrųjų dar sunku. Nu, žinai, paskutinė diena rytoj. Bet šita savaitė atrodo kaip mėnesis arba 2 kokie. Čia ir ne man vienai, manau. Nes Godas Deminis sako, kaip keista, vėl bus miegot lovoj toj pusėje, ne ten, kur vakarė. Ir aš jį sakau, o tai tu jau nemiegoji vakar, sakau, ar kiek ten laiko šitoj vietoj. Nes sako, šitą naktį dar miegau toj pusėje, kur vakarė lova ir aš sėdžiu ir aš nesuprantu, kad čia ta prasme, kad tik šiandien perstumta tą lovą atgal. Man atrodo, kad tie dalyviai iškrito, nežinau, prieš kokį mėnesį jau. Man atrodo, kad ir Viktorija jau iškrito, ne šiandien, suprantu. Jo. Dar šiandien narvuose buvom užrakinti irgi. Narvai, karstai, kirmėlės, elektrošokai. Čia taip kveisi taptas. Mes šitą dalį, šitą jau perėjom. Bet aš visiškai nesitikėjau, kad Viktorija iškris. Tikrai nesitikėjau. Aš galvoju, kad liks iki galo. Man tai, žinok, buvo tokia nuojauta. Ta prasme, tiesiog buvo nuojauta. Kai Lukas iškrito ir mes likam 4, man kažkodėl atrodė, kad tu nekrisi, Goda nekris. Tai iškris arba Viktorija, arba aš, bet aš galvoju, aš neiškrisiu, iškris turbūt Viktorija, taip ir buvo. Einam į kambarį. Einam. Reiks gal pasnausti. Jo, nes, kaip sakė, laukiam gadina.
Gal visų nejungiam? Kiek nejungiam? Gerai, turim čia tokius mažus dalykus. Jaučiuosi saugiau. Jaučiuosi arčiau jūsų. Mes išstarėme. Ir visiem kartu. Jam pat išlaikyti. Šitą mes paliekam specialiai. O Dieve.